mane labai skatino sportuoti rezultatas, nes visada bėgdama noriu bėgti vis geriau. Aišku, ir dar jaučiu atsakomybę prieš komandą. Tai tikriausiai užsispyrimas ir gal mokėjimas dirbti komandoje, nes aš išmokau priimti pagalbą tų žmonių, kurie kartu siekia su manim rezultatų. Treneris, mano gidas, medikai, mitybos specialistas, bendro fizinio treneris, sporto psichologija, kuri padeda psichologiškai stiprėti. Labai daug žmonių aplinkui yra. Bendrumu, taipogi, manau, užsispyrimu ir noru siekti vieno tikslo turi būti vienas stiprus kumštis. Ji man labai svarbi, nes tai yra žmonės, kurie visada yra šalia, ne tik kai man linksma arba kai mes turim kažkokį rezultatą, bet labai džiaugiuosi, kad jie yra ir kai man yra sunku. Tai žmonės, be kurių tikriausiai jausčiausi kaip be rankų ir be kojų. Treniruotės ir apskritai gal buvimas komandoje kartu su Aušra duoda skirtingų žmonių pažinimą, kad dirbdamas su Aušra aš matau, kiek bėgikai apskritai gali būti skirtingi, su skirtingom situacijom, skirtingais psichologiniais momentais, skirtingom kovom. Tai man atrodo, kad tai, kad esu kartu su ja, aš pats daug ko išmokstu, ko galiu pritaikyti savo pačiam ir dirbdamas su kolegom darbe asmeniniam gyvenimui. Daug labai stiprių momentų buvo, nes visas, man atrodo, mūsų pasiruošimas yra toksai su labai dideliais nuopoliais ir labai dideliais pakilimais ir išlipimais. Tai vat, jie, man atrodo, ir suformuoja visą tą mūsų tokią istoriją. Kiekvienas iš tų žmonių turi tokią kertinę visiškai rolę, tiek ir psichologė, dietologas, Edvardas, gydytoja, Jolita, Valinas, aš. Visi mes dirbam tikrai kaip orkestruota komanda ir be kiekvieno šitas nevažiuotų visas orkestras į priekį. Sudėtinga, neslėpsiu, nes aš nebuvau su paratletais dirbęs prieš tai kaip treneris, tai net nežinojau daug dalykų, kurių aš nežinau. Teko susidurti ir su tuo, kad ir žmogaus santykis su savo kūnu yra kitoks, ir komunikacija šiek tiek kitokia, ir krūviai turėtų būti visai kitokie. Iš esmės beveik viskas yra kitaip ir tenka prie to derintis ir mokytis. Tai tikrai nėra lengvas procesas, bet be galo įdomus. Pirmiausia, turi nebijoti svajoti, o kitas dalykas turi išsikelti tikslą ir susirasti žmonės, komandą, kuri tau padėtų pasiekti to tikslo. Vienas žmogus nieko nepadarysi, turi bent vienas žmogus šalia būti ir tave paskatinti arba tiesiog palaikyti.